Ačiū labai, aš atsiprašau, kad kalbėsiu nedzūkiškai, esu nedzūkė, tai nenoriu kažkaip tokios gražios kalbos paniekinti savo kalbėjimu. Tai va, ir aš čia supratau atvažiavusi į šitą vietą, kad apie tradiciją, tai šitiem žmonėm iš tikrųjų mažiausiai reikia mano kalbų. Kaip tik priešingai, ko gero, kad man čia labai daug kas galėtų daug papasakoti ir čia tokių kaip ir apmąstymų apie žmonėms, kurie puikiai supranta, kas tai yra ir tą praktikuoja, gal ir nelabai reikia. Tai tiesiog aš pasakysiu dabar, ką aš galvoju, ką aš apie tai mąstau. Ir tada gal mes kalbėsimės kartu, aš taip galvoju, kad vis tiek liks dalis laiko tos vadinamosios paskaitos mūsų kažkokiai diskusijai apie tai, kas yra tradicija. Na, kas yra tradicija, čia taip kaip ir apie kitus tokius labai abstrakčius dalykus, čia neatsakysi, nei vienu sakiniu apskritai neatsakysi. Tai yra visiškai normalu. Tai yra tos sąvokos tokios dvi, labai ryškios, ko gero dabar du variantai ir aiškiausiai ir tik iš pirmo žvilgsnio jie matosi. Tai yra pirmas variantas, aš manau, kurį visi pastebit, visi matot, tai yra, kai tradicija yra suprantama kaip toks visiškai beasmenių normų rinkinys. Beasmenių normų, kurių reikia laikytis, kurių įprasta laikytis ir kurių laikomasi. Tai yra tradicija tada, jinai tokia kaip padaryta iš kažkokių, normos yra kas, normos yra statistiniai vidurkiai. Iš statistinių vidurkių, kaip elgiamasi, kaip būdavo elgiamasi, kaip būdavo atliekamas koks nors amatas, kaip būdavo valgoma, kaip būdavo ir ten, kaip iki dabar turi būti. Tai yra toks tiesiog normų rinkinukas. Na ir aš ne apie tą tradicijos sąvoką kalbėsiu ir kažkiek mes pagalvosim galbūt kartu su jumis, kaip ta sąvoka irgi atsiranda, iš kur jinai imasi, tas yra įdomu. Bet kalbėsiu apie tokią vieną vertus daug kasdieniškesnę ir kitą vertus daug įdomesnę tradicijos sąvoką, tradicijos supratimą. Tai yra tradicijos kaip kasdienių veiksmų išmokimą ir kasdienių veiksmų pakartojimą. Pakartojimą ir įdomu, kad mes visi, kiekvienas absoliučiai galim save aptikti esant įvairiose tradicijose, skirtingose tradicijose ir kažkokiu būdu, reiškia, mes išmokstam tai, ką laikom vertingiausia ir tai, kas mums labiausiai patinka. Tai vat tai mes mokomės ir tas pakartojimas ir yra tradicija. Pakartojimas iš tikrųjų bus labai svarbus dalykas, apie ką galvosim šiandien, ir veiksmas bus svarbus dalykas, apie ką galvosim šiandien. Na, veiksmas yra iš pirmo žvilgsnio, tas žmogiškas veiksmas atrodo labai paprastas ir savaime aiškus dalykas, bet taip nėra. Ir kas yra veiksmas, tai tą, ko gero, čia galima būtų skaityti ne vieną paskaitą ir galvoti labai daug. Ir čia labai tik trumpai pasakysiu, kad paprastai kiekvienas veiksmas jisai susideda iš judesių ir iš tokių atskirų judesių plotmių. Ir tie judesiai, aišku, priklausomai nuo to, koks veiksmas yra fiziniai, jie yra emociniai, jie yra minties judesiai ir kiekvienas turi tą savo trajektoriją ir tos trajektorijos kažkokiu būdu jos pradeda kartu veikti ir jos padaro tą vieno veiksmo prasmę. Tarkim, koks nors labai paprastas pavyzdys būtų šokis, pavyzdžiui, šokis, kuris turi kūno judesius, bet tai yra ne vien kūno judesiai, yra tam tikra melodija, kuri irgi susidėlioja irgi į tam tikrą seką ir tie kūno judesių seka kartoja arba bando atliepti tą melodinę
seka, melodinė seka, jinai susijusi be abejo su emocijomis, kurios persiduoda ir kūno, ir visa tai, jeigu dar tai yra kažkoks archainis šokis, dar turi ir tam tikras ritualinės, simbolinės prasmes, ir jos irgi tame dalyvauja. Tai mes matome, kad čia yra tiesiog visas tas veiksmas, vienas tarsi veiksmas, jisai išsiskleidžia daugybę judesių ir tie judesiai, jie pradeda tarpusavį veikti ir mes ne vienas negalėtumėm nei vieno veiksmo schemos nubraižyti, kad parodytumėm, kaip visa tai vyksta, kas tai yra iš tikrųjų. Bet tą mes galim padaryti kartodami. Ir kartodami kitoje, visiškai kitoje situacijoje mes atkuriam tą veiksmą ir atkuriam su visa jo kompleksija. Ne tiksliai tokį, kas yra neįmanoma ir to niekada nereikia, bet panašu. Na, yra daug teorijų, iš tikrųjų daug, kurios kalba apie tai, kad tas pats veiksmas, ne, kad tie patys judesiai išoriškai tarsi tas pats yra daroma, ne, bet veiksmas yra visiškai kitas. Ne, čia labai mėgsta filosofai nuo Kanto laikų pateikinėti pavyzdį apie tą patį darbą, kurį vienas daro iš geros širdies, o kitas daro iš pasipuikavimo, arba tenai vienas daro iš keršto, kitas ir panašiai. Tai vat aš noriu apversti tą situaciją ir paklausti, o ar gali būti, kad išoriškai visiškai skirtingai, visai kitaip atrodo. Ir tas pats veiksmas, kuris yra atliekamas, tai yra tie judesių trajektorijos yra skirtingos, bet tas, kas pakartota, vis dėlto yra tas pats. Na, dabar čia viskas taip komplikuota, suprantu, papasakosiu vieną tokį atsitikimą, nežinau, čia pasakyti pavyzdį, ir tada pabandysim apie jį pagalvoti. Atsiprašau, kad aš geriu, aš kaip turiu šiltos arbatos ir tas balsas viską balsas į burną, kad atsigautų. Ta pavyzdį buvau sugalvojusi jau prieš 2 metus, kai buvau pasižadėjusi irgi paskaitą apie tradiciją skaityti irgi antrajame festivalyje. Ir antrajame festivalyje neskaičiau tos paskaitos dėl tokios keistos priežasties, dėl to, kad tradicijos sąvoka tuo metu, ten po pandeminiu laikotarpiu buvo labai smarkiai radikalizuota ir ten būtų visiškai ne apie tai kalba, žodžiu, apie ką man norisi kalbėti. Tai tas pavyzdys, jisai buvo tada, dar iki karo, kurį kartu išgyvenom dabar su Ukraina, jisai buvo apie Charkivo geležinkelio stotį 93 metais. Ir aš nutariau palikti tą pavyzdį tą patį, aišku, apaugo pati ta vieta visiškai kitom prasmėm, aišku, kad ir asmeniškai, pavyzdžiui, man irgi tas Charkivas dabar labai priartėjo ir pasidarė tokia kaip reikšminga vieta ir visiems mums, ir pats ukrainiečių folkloras dabar jau irgi per tuos 2 metus visai ta reikšmė kitokia jo. Ir čia kalbėsiu ne apie tai, kalbėsiu apie 1993 metus, kada mes su draugais, jau nelabai net prisimenu, kokiais ten draugais, mes važiavom į Karpatų slidinėti ir Charkive turėjom persėsti į kitą traukinį. Aš manau, kad vyresni prisimena ten visą tą procedūrą dėl važiuojimo bet kokius kalnus tais persėdimais. Ir reikėjo pernakvoti tokioj milžiniškoj dideliai geležinkelio stotyje, jinai tada man bent jau atrodė labai didelė, galbūt čia tas pats atvejis kaip su mažu vaiku ir arkliu. Nežinau, gal dabar kitaip atrodytų, bet tada atrodė tokia didžiulė, ta menė nepavadinsi, ten toks labiau angaras, kur mes kamputį įsitaisėm nakvoti. Tiesiog sukritom ten ant savo miegmaišių ir kuprinių ir kokią, nežinau, 1-2 valandą jau taip gerokai naktį aš atsibudau nuo tokio nežemiško grožio, iš tikrųjų. Ir ką aš atsibudus pamačiau, atsisėdus ten ant tų kuprinių, o pamačiau 5 valytojas. 5 stoties valytojas su tais tokiais, nežinau, ar kas iš jūsų atsimenat, irgi galbūt mėlynais
sovietinių valytojų chalatukais, tokiais nutrintais ir ta mėlyna šiaip yra be galo graži spalva, bet tas vienintelis atspalvis yra siaubingas, jeigu įsivaizduojat. Ir jos su tais penkios ir jos išsirikiavusios visos į eilę horizontaliai, ganėtinai dideliais atstumais viena nuo kitos, nes ta salė, tarkim, pavadinkim, sale buvo didžiulė, labai didelė ir blausiai apšviesta naktis ir jos rankose visos turėjo tuos šluotkočius, irgi nežinau, ar matėt tokį daiktą, toks didžiulis šluotkotis, ant kurio toks kaip greblys, kur be dantų ten tiesiog skuduras yra užvyniojamas. Tai tuos įrankius jos buvo taip laikė ant dešinio peties, visos kaip, na, aš nežinau, kaip grėblį galima sakyti, kaip kažkokį žemės ūkio įrankį galbūt, o gal kaip ginklą netgi, na, žodžiu, kad ten tai jų visa ir jos lėtai ėjo per tą didžiulę salę iš galo į mus, dainuodamos seną ir be galo gražią daugiabalsę Huculų dainą. Ir, žodžiu, ten visas tas skambesys buvo toks, kad iš tikrųjų, aš pagalvoju, jeigu dar ką tokio gražaus išgirsiu, tai gal tik po mirties. Nes ta akustika, tos milžiniškos menės ir visas tas jų sąskambiai, tas daugiabalsiškumas, jisai sudėtingas. Huculų dainą aš ir tada atpažinau, nes mano draugai mokėjo tas kelias dainas ir jie, reiškia, dainavo, jos turi tokią ypatingą melodiką, tai yra Karpatų dainos, kalnų dainos. Ir aš manau, kad ta akustika, kurią tos moterys dainuodamos būtent ten, joms kažkaip priminė ar atliepia tą kalnų skambėjimą ir tą aidą, kuris atsiranda dainuojant kalnuose. Tai žodžiu, kas labiausiai, ko gero, man įstrigo iš to prisiminimo ir ką ryškiausiai prisimenu, tai tą eiseną, tos dainos melodijos be abejo neprisimenu, jinai ten tiesiog kaip sapnas ir išnyko. Buvo tikrai be galo graži, bet eisena, laikysena, ir ta laikysena buvo visiškai ritualinė, kaip jos baigė darbą ir jos eina namo. Ir tas, būtent dėl ko aš dabar apie tai kalbu, turbūt jau ir supratot, dėl ko šitas pavyzdys yra be galo gražus ir geras, dėl to, kad tai buvo pakartojimas, kuris niekaip, jokių būdų nebuvo reprezentacija. Tai yra, jisai nebuvo rodymas to konkretaus artefakto, tos konkrečios dainos. Jos dainavo, kam jos dainavo ir ką jos kartojo. Šito noriu jūsų klausti ir kartu su jumis apie tai galvoti. Ką jos darė? Iš kur jos ėmė tą norą pakartoti būtent šitą dainą, kurią greičiausiai, arba tą dainą, arba galbūt ir dar kelias kitas, greičiausiai jos tą darydavo dažnai. Iš tikrųjų, ten mūsų buvimas tame stoties kampe nereiškia visiškai nieko. Tas buvimas stoties kampe, ten tas pats ar maišai mėtytųsi ar mes, tai tikrai mes nebuvom jokie klausytojai. Jos dainavo pirmiausia viena kitai ir po to jos dainavo dėl savo laikysenos, būtent tos, ką aš prisimenu, nes laikysena, jinai visada yra laikysena prieš kitus žmonės. Laikysena visada yra santykis. Ne? Tai yra, jos kūrė tą savo santykį su žmonėm. Artimiausiais pirmiausia, su visais tais, kuriuos jos turi dabar, artimiausius galbūt, kurie buvo anksčiau, kurie galbūt numirė, kurie galbūt jos atsimena galbūt tą iš vaikystės ir panašiai. Be jokios abejonės irgi tada jau, kadangi folkloru domėjausi ir pati dainavau ir labai daug draugų irgi to domėjosi ir šitą darė, tai galėjau atskirti, kad tai nebuvo kažkokia harmonizuota ir ten, reiškia, iš choro parsinešta daina ir
supratau, kad ta daina greičiausiai yra kurios nors iš jų parsinešta iš vaikystės, joms buvo tada apie 60 metų. Tai pagalvojus, jeigu 93-ais joms buvo apie 60 metų, tai jų vaikystė, patys suprantat, prabėgo baisiausių, reiškia, Ukrainai stalinizmo laikotarpiu. Tai yra tikrai jos, kodėl tas yra svarbu, kodėl dabar apie tai kalbu, kad jos turėjo tą artefaktą, dainą kaip nuorodą į tą, ką ta daina išskleidžia, kai jinai yra pakartojama. Ir būtent tas pakartojimas ir išskleidimas, nes kiekvienas artefaktas, ar tai būtų daina, ar tai būtų koks nors daiktas, ar tai būtų koks nors šokis, jisai yra tarsi nuoroda, tarsi suspaustas veiksmas, kurį pakartojant galima išskleisti. Ir kai mes jį kartojam, ten atsiranda tada visos tos plotmės, kurias iš pradžių minėjau, kurių mes net negalim visų sugaudyti. Jis pasidaro toks be galo daugialypis ir jisai tada pasidaro turtingas emociškai, turtingas mintimis ir visų kitų. Ir štai yra daina iš jų vaikystės, Vaikystė greičiausiai, aš nežinau, 95%, kad jinai buvo žiauri, baisi. Galbūt, jeigu jos dar buvo šiek tiek vyresnės negu 60, tai jos atsimena ir Holodomorą. Galbūt ne, galbūt vis tiek, tai, iš tikrųjų, tas laikotarpis Ukrainoje jisai buvo baisus. Ir nepaisant to, ta daina, jinai yra ne apie tai, jinai išskleidžia kažkokį visiškai kitokį kompleksišką grožį. Tai šitas, man atrodo, labai svarbu, nes klausiant apie tai, o ką mes kartojam iš tikrųjų, o ką mes kartojam ir kas mus verčia kartoti, ką mes atpažįstam kaip savo ir ką norisi pakartoti. Tai dar galbūt grįšim prie to Ukrainos pavyzdžio ir dabar jau perėjau prie kalbos apie artefaktą ir iš tikrųjų, ką noriu pabrėžti, tai yra, kad tas, atsigersiu, kad ką tas pavyzdys labiausiai ir gražiausiai parodo, tai yra iš tikrųjų visas tas vaizdas, jisai galėjo būti, galėjo atrodyti kaip parodija, Jis buvo labai arti to, kad jisai būtų atrodęs kaip parodija. Bet jis nebuvo parodija, jisai niekaip nebuvo parodija, jisai buvo pats rimčiausias visiškai tas tradicijos pakartojimo aktas, ko gero, kad kokį man teko matyti. Tai yra, jisai buvo pirmiausia, kaip sakiau, savo, o ne žiūrovams, jisai buvo tobulai, gražiai atliktas. Ir tas atlikimas, jisai turėjo savy visą to veiksmo išsiskleidimą ir visus tos kalnus, ir visą tą ilgesį, ir visą tą jų skausmingą vaikystę, viskas buvo tame. Dėl to, kad tai buvo tas pakartotas veiksmas, kuris irgi, dar kartą sakau, jisai buvo pirmiausia kartojamas, kas matėsi iš jų eisenos, pirmiausia buvo kartojamas dėl jų laikysenos. Ir aišku, aš manau, kad pagalvoję tiesiog jūs kiekvienas po tokį pavyzdį prisimintumėt ir tada, paaiškėtų, kad jeigu paanalizuotumėt, paaiškėtų, kas yra tas kartojamas veiksmas. Ir čia dabar kitą irgi tokį pavyzdį iš kažkokių irgi savo prisiminimų paminėsiu, tai yra irgi ganėtinai seni laikai, nebepasakysiu kurie metai, bet atsimenu, kaip sena močiutė, jinai dainuoja lopšinę ir lopšinė yra vieta, kur reikia įstatyti vardą, vaiko vardą, kuriam yra dainuojama ir jinai įstato vardą vaiko, kuris tos mamos senatvės nesulaukia, numirė anksčiau ir aišku, jai tas visas dainavimas yra be galo skausmingas, nes tas vaikas jaunystėje mirė kažkada pokario laikotarpiu. Ir to būtent veiksmo metu aš supratau, kad tas pakartojimas jisai dar papildomai iš jos gyvenimo tų prasmių įgavo.
ir kad iš tikrųjų va tai, ką jinai rodo, ką jinai daro, to yra niekaip neįmanoma nukopijuoti. Ir kad tai parodo, kad iš tikrųjų dauguma ir folkloro elementų jie yra nenukopijuojami. Ir veiksmas jisai gali būti pakartojamas, bet jisai negali būti nukopijuotas. Tai yra akivaizdu. Ir, kaip jau sakiau, mes visi gyvenam labai įvairiose iš tikrųjų tradicijose, ne kurioje nors vienoje. Ir dabar juo labiau. Ir mūsų supa labai daug tų artefaktų, kurie mus ragina pabandyti iš jų atstatyti veiksmą, kurie duoda mums nuorodas būtent į tą veiksmą, kurį galima iš to artefakto atpažinti ir atstatyti. Kas tai yra? Tai yra daugybė dalykų. Tai yra įvairūs seni meno kūriniai, tai yra įvairūs, reiškia, buities detalės, kurios irgi tada skatina mus rekonstruoti kažkokius amatus, atkurti, pakartoti tam tikrą, nežinau, profesinę seką ar etiką, tada kartu su tuo atsiranda, kaip tas yra daroma ir panašiai. Ir visa tai yra tikrai ne vienos kultūros ir tos kultūros čia yra susimaišiusios dabar jau šiais laikais absoliučiai. Aš kiek vaikščiojau čia pas jūs, aš irgi mačiau daugybės kultūrų elementus ir tai yra visiškai teisingai, nes mes niekaip negalim išgryninti, kad matytumėm aplink save tik tai tuos artefaktus. Ir tada kyla klausimas, o kasgi kalba iš tikrųjų mums atskirai, kas kreipiasi į mus, kad mes imam bandyti ir mokytis kartoti taip, kol jau tas veiksmas bus tobulas. Ir dėl to vienas dalykas mus užkabina ir mes bandom šitą mokytis ir kartoti, kitas dalykas užkabina kitą žmogų, tarkim, ir jisai tada bando tą mokytis ir kartoti. Ir man labai patinka tokio antropologo Cliffordo Geertzo mintis, kuris jisai sako, kad apskritai žmonės kaip padarus, kaip gyvybės rūšį, ko gero labiausiai apibūdina geriausiai tai, kad mes esam gimę su galimybė gyventi tūkstančius labai skirtingų gyvenimų, bet gyvenam tik tai vieną, bet visą laiką tą galimybę gyventi visiškai kitokius gyvenimus mes nešiojamės savy, ne? Mes turim taip, kaip tų galimybių rinkinį. Ir kiekvienas tas į mus besikreipiantis artefaktas, jisai kreipiasi į mus su ta galimybė, kad tu galėtum irgi būti toje aplinkoje ir tu galėtum ir aš suprasčiau, kaip atrodė tas veiksmas, kurio tolimo seniai praėjusio liekaną aš dabar matau prieš save ir kad aš galbūt būčiau galėjusi gyventi ir tomis sąlygomis ir panašiai. Ir visa tai mane verčia bandyti ir tada aš imu kartoti. Ir dar kartą, jeigu šiek tiek grįžtant prie tų ukrainiečių, dabar labai noriu, noriu dar tokią vieną temą. Tai yra būtent apie ką jau buvau užsiminusi, kad jos kartojo dainą, kuri greičiausiai nėra susijusi tik su labai malonia, šviesia jų vaikystė arba ten kažkokiais visiškai skaidriais prisiminimais, kad tame visame veiksme, kurį jos išvyniojo, iš to išskleidė, buvo be galo daug skausmo. Tai tas skausmas ir vargas, ne? Kokia nors daina, kuri yra labai skausminga, arba dabar viename iš hamapų pasiklausiau raudos, jinai yra ne dėl to, kad yra malonu, gera ir gražu, ne? Tai yra, ką mums kalba tos skurdo, vargo, mirties, kažkokių tragiškų įvykių liekanos. Gražios liekanos ir labai prasmingos liekanos, ne? Jos nėra apie tą, tarkim, vargą ir skurdą ir kančią, kurią norisi atgaminti.
Ne? O apie ką tada jos yra ir kodėl jas irgi norisi kartoti, kas tai yra. Atrodo, kad čia toks, visiškai toks konformistinė tokia schemelė, mes pamatom, kas mums patinka, tada mes kartojam, tada mes, reiškia, gerai išpildom, tada visiems kitiems patinka, tada kas nors kitas kartoja, ne, ir taip mes tęsiam kažką, kas yra labai gera ir malonu. Na, bet taip nėra, akivaizdžiai. Šitaip nėra. Ir ko gero, kad netgi galima būtų pasakyti, kad tos visos tie, reiškia, artefaktai, kurie susiję su kažkokiu skausmu, kad jie netgi labiau rezonuoja ir jie labiau kviečia pakartojimui. Tai čia irgi mano klausimas ir jums, ir savo, tai kągi tai vis dėlto reiškia, kodėl taip yra. Ir čia aš irgi besiruošdama tai paskaitai tada prisiminiau savo babytės, moters, kuri užaugino mano tėvą, reiškia, dainuotą dainą, labai ilgą dainą apie Mandžūrijos karą, ir kuri labai kraupi, iš tikrųjų, su daugybė tokių baisių vaizdų. Ten yra stulpelis, kur kraujo likelį, kūną žagusi, tokį strašnybį, konstrakausi ir, kitaip sakant, tai aš čia galiu išversti, bet gal neversiu, suprato. Ir tai yra apie visą tą karo baisumą ir apie tai, kaip kareiviai guli kraujyje, ir apie tai, kaip jie nelaidojami, ir apie tai, kaip jų niekam negaila, kaip jų niekas neužjaučia ir taip toliau. Ir ta daina labai ilga, ir atsimenu, kad babytė dainuodama visada verkdavo, ir ten ir aš verkdavau klausydama, ir paskui pabandžiau išmokyti savo tokius draugus folkloristus ją dainuoti, jos nenorėjo dainuoti. Kartais padainuodavo tik maždaug, kad man patiktų, bet jau kokiam koncerte tai neįsiūlysi. Dėl ko? Dėl to, kad jinai yra nereprezentacija. Jinai yra, kaip ir visi tie skausmingi artefaktai, jinai yra skirta perimti iš tikrųjų tą žmogišką veiksmą su visu jo grynumu, su visu jo absoliučiai tą pliką, kasdienį veiksmą ir laikyseną jame. Ir vėlgi laikysena, vėl aš kalbu apie laikyseną, vėl apie santykį, kad tas santykis, kurį perduoda tas žmogiškas artefaktas, labai skaudus artefaktas, tas santykis, jisai yra kažkoks orumas toje situacijoje ir tas mokymas išgyventi, mokymas kentėti. Toliau. Aš žinau tas visas teorijas, kai yra kalbama, kad čia sovietmetis mūsų išmokė maždaug, kad mes dabar jau tradiciją ir tenai tradicijas, savo krašto tradicijas suvokiam tik tai kaip kažkokias kaimo, vargo, skurdo liekanas, reiškia, kurias mes norim puoselėti ir kad mes nematom viso prabangios lietuvių kultūros senosios dvarų ir kad mes nematome rūmų ir visa kita. Tai, kaip ir čia nėra kaip nesutikti, taip, tai buvo, iš tikrųjų buvo didžiulis palaikymas nuo Chruščiovo laikų, būtent šitai tradicijos sampratai, šitai folkloro sampratai, šitai liaudies meno sampratai. Bet aš bent jau niekada nepatikėsiu, kad tai yra vien tik tai. Ir dėl ko? Dėl to, kad vis tiek atrodo, kad reiškia tas plikas žmogiškas veiksmas, kurio grynojo modelio niekada ir nėra, iš tikrųjų, niekur nėra. Bet per tas liekanas, per tuos artefaktus, kurie mums primena apie skaudžius dalykus, mes mokomės visiškai kitų dalykų, negu kad tie grinai estetiniai dalykai, kuriais mes, tarkim, grožimės kokios nors rūmus apžiūrinėdami arba pilis apžiūrinėdami. Kad per perteklių to veiksmo nepersimato. Per perteklių mes galim matyti tik tai perteklių, stebėdami mes galim matyti tik tai kažkokią tą estetinį elementą.
arba, geriausiu atveju kažkokį ritualinį elementą, nuo kurio irgi dar reikia prisikasti, o kas tai yra, kokį veiksmą čia tas žmogus daro, koks veiksmas visame tame yra išlikęs. Tai, galbūt čia yra, nežinau, labai ginčytina mintis, galbūt ne, bet tas noras pakartoti tą kažkokį grynai žmogiškumą, kurio neegzistuoja jisai jokia forma, bet vis į skirtingas formas įdedamas, jisai tokiu būdu gyvuoja toliau ir toliau, kaip santykio išmokimas, kaip santykio su kitais, laikysenos prieš kitus išmokimas. Ne? Ir daugybė dalykų, čia ne vien tik tai kažkaip daugiausia mano tų pavyzdžių iš folkloro dabar buvo, kad ne vien tik tai folkloras, bet daugybė kitų dalykų, meno kūriniai, poezija, kuri čia šiandien irgi yra aplinkui mus, ir literatūros kūriniai, dailės kūriniai, jie to santykio moko. Ir jie moko jo per pakartojimą. Iš tikrųjų, be pakartojimo nei vieno kūrinio neįmanoma sukurti, nei vienas menininkas nekuria kažkokioje tuščioje erdvėje, pradėdamas visiškai nuo nulio, jisai turi kažką, kas jį labai jaudina ir ką jis bando išpildyti vis iš naujo ir iš naujo. Ne? Tai yra tas pakartojimas, norėjau šiandien pasakyti, kiek čia man išeina, jisai seka daugiausiai paskui tuos artefaktus, kurie gryniausiai ir aštriausiai parodo tai, koks mano manymų, koks mūsų kiekvieno manymų, kiekvienoj toj atskiroj situacijoje, ką jis man sako apie žmogų, koks žmogus turi būti, kaip jisai turi elgtis su kitais ir panašiai. Ir dėl to, būtent, ir ne tik dėl daugybės kitų dalykų, bet ir dėl to, tas labai keistai atrodo tradicijos sąvokos toks sustingdymas, tas kažkokias labai griežtas normas ir formas netgi. Čia mes galim kalbėti ne apie elgesio normas, mes galim kalbėti apie, tarkim, formų labai tokį visiškai paraidinį, pažodinį išpildymą. Ne? Man tas primena irgi, kaip visiškai dar, irgi mes su draugėm būdamas jaunos merginos ir Plinkšėse bandėm įrašyti pasakas. Plinkšės yra toks irgi Žemaitijos kaimas, atsiprašau, kad aš čia ne iš to regiono, išvis ne iš to šalies, pavyzdžiui, Pasimuirgų. Bandėm įrašyti tokį senuką, labai seną senuką, kuris vis bandė papasakoti stebuklinės pasakas. Pasakas vadino mislėm, mislis yra viena skaita, ne mislė, bet mislis. Mislis tai yra labiau mintis negu turbūt ir dzūkiškai taip pat. Mintis ir reiškia, jis tomis mislėmis vadina stebuklinės pasakas. Ir jisai vis bando vieną apie miestą su 12 bažnyčių, paskui kitą apie karalaitę ir Slibiną, ir vis bando, ir jisai tokius fragmentus atmintinai mums sako, ir kai tik tai jisai nebeprisimena vieno žodžio, jis negali jo pakeisti kitų žodžių, jam neleidžia. Visa jo kažkokia laikysena, prigimtis, jam neleidžia jo pakeisti kitų žodžių, tai viskas nutrūksta, jis vėl bando viską iš naujo, taip mes nieko neišgirdom, ne vienos pasakos nuo pradžios iki galo. Ir tada aš kažkaip buvau labai jauna, galvojau, bet tai kodėl jis taip daro? Taigi galėtų paimti tą vietą, kur pamiršo, kažkaip papasakoti, sujungti su kita, kurią prisimena, kaip daugybė žmonių kitų daro ir papasakotų mums tą pasaką. Bet ne, jis taip negalėjo padaryti, nes jisai įsivaizdavo, reiškia, irgi suprato, ko gero, kad tą pasaką kaip visiškai tą pliką elementą, kurio mums reikia, kaip vieną seką judesių, ką iš pat pradžių kalbėjau, visiškai neužpildyta tą jokiais kitais veiksmais. Jisai ne emociją, ne laikyseną, ne pačią nuotaiką mums bandė perteikti, o bandė sąžiningai, tiksliai perteikti tą gryną, absoliučiai gryną formą. Tai tas grynos formos perteikimas yra, aš manau, kad jūs irgi apsidairę, jūs matot tokių
atvejų labai daug ir labai daug kur. Ir kiek jisai turi savo, kiek jis yra sėkmingas, taip kaip ta tų valytojų daina, labai mažai sėkmingas, aš manau. Ir kiek yra prasminga iš viso ta tradicija, kaip atskirus elementus, kaip atskirus artefaktus, kaip atskirus principus ją stingdyti. Jeigu mes ją sustingdom, tada mes niekada nesuvoksim, kad už to veiksmo, kuris mums perduotas suspaustu pavidalu, kad yra kažkas, kas mums patiems yra gyvybiškai svarbu išmokti ir sužinoti. Tai yra išmokti ir sužinoti santykį su kitais, išmokti ir sužinoti laikyseną. Laikysena jinai visą laiką yra susijusi su tapatumu, ne kokiu nors užfiksuotu, bet su nuolatos kintančiu tapatumu. Ne? Tai yra tas, ką mes padarom išskleisdami tą veiksmą, yra nepalyginamai daugiau negu vien tik tai to veiksmo kažkoks pademonstravimas arba atkūrimas, arba negu vien tik tai jo, parodymas nuo scenos, arba parodymas kokį nors amatą atgaminant tiksliai tai. Tai yra nepalyginamai svarbiau. Ir dėl to šitas toks, aš manau, kad tai yra toks dažniausiai skubotas ir nevykęs dalykas. Šita pirmoji, kurią minėjau, tradicijos sąvoka, kuri duoda mums rinkinį tokių stabilių, užfiksuotų, daiktų, kuriais, viskas taip ir tą mes perėmėm, tą mes ir tęsim, kurie kartais nueina net iki visiškų absurdų, iki tokių, kurios irgi turbūt stebim, kai, pavyzdžiui, absoliučiai nereliginga, niekaip netikinti šeima staiga kažkokį ritualą vieną grynai krikščionišką ima ir jo griežtai laikosi, jeigu ten vaikas atsisako, smerkia ir panašiai, daugybė, aišku, kitokių pavyzdžių. Tai vėl sugrįžau prie to, kas mano gilių įsitikinimų nėra tradicija ir nėra tas kartojimas, kuris yra pati tikriausia mūsų istorinė sąmonė. Ir mūsų istorinė sąmonė galvojant ne tik apie praeitį, bet ir apie ateitį. Ir reiškia istorinė sąmonė, kuri yra visą laiką mūsų gyvenime ir kur mes visą laiką tada esam laike, kažkokiam tam žmogiškam, prasmingam laike. Maždaug tiek jums norėjau papasakoti, čia pateikiau visokių keistų pavyzdžių ir norėčiau kartu su jumis apie juos galvoti, arba galbūt jūs kažkokių panašių pavyzdžių turit ir galbūt galėtumėt irgi kažkaip prisijungti prie to mąstymo, nes iš tikrųjų tai, ką aš dar kartą sakau, tai, ką aš matau čia šiandien, tai man atrodo, kad būtent šitos paskaitos čia labai mažai kam reikia ir kad tą jūs puikiai suprantat tiesiog iš savo praktikos, iš savo visų veiksmų ir iš savo santykio su tradicija ir tradicijomis. Iš tikrųjų, tai niekada nereikia vienaskaitos, čia pati save bandau mokyti, kad tokios kaip vienaskaitos dabar ko gero, kad nebėra ir nežinia, ar kada nors buvo. Tai yra tradicijos ir čia ne vien tik ta prasme, kad yra daugybė skirtingų kultūrinių tradicijų, kurias mes irgi iš kurių atskirus veiksmus ir elementus naudojam, bet yra religinės tradicijos, yra profesinės tradicijos, yra daug visokių kitokių kiekvieno atskiro veiksmo, kažkokių uždaresnių vienetų, šeimų, giminių tradicijų ir jas mes tęsiam, galima sakyti, pasirinktinai, atradę būtent tas nuorodas į veiksmo pakartojimą, kurios mums atrodo svarbiausios, kurios mums atrodo besąlygiškai svarbiausios. Ir tada taip ir gali atsitikti, kad aplinka, tokia kaip ta Charkivo stotis, baisi, visiškai niekuo neprimenanti nei Karpatų pačių,
nei kokios nors kitos Gucūlų aplinkos, nei tos moteris greičiausiai visos buvo Gucūlės. Tai yra viskas absoliučiai kitaip, tie išluotkočiai niekaip irgi jokio rakando, jokio instrumento neprimena. Ir vis dėlto tu žiūri į jas ir tu supranti, kas čia yra, kas čia vyksta. Ir tą supranti ne tik iš dainos, kurią jos puikiai išskleidžia, bet ir iš viso veiksmo, kuris kartu su ta daina irgi joms pražydo, reiškia, išsikerojo į atskiras atšakas, į atskiras prasmes ir jos tą padarė. Jos tą padarė greičiausiai ne vien tik tai dėl to, kad norėjo pakartoti dainą. Aišku, pirmiausia dėl to, kad jom labai gražu, kad joms labai smagu dainuoti kartu, bet padarė dėl to, kad jos, kaip sakiau, baigė darbą, jos eina namo, jos yra žmonės, kurie nevalo stoti tiesiog, o jos yra žmonės, kurie gyvena su viskuo, kas yra žmogui būdinga ir vat tas artefaktas joms tą žmogaus būvį duoda. Ne? Tas yra nepalyginamai svarbiau už patį dainos tikslų atkūrimą. Tai va. Na, tiek dabar jau čia jau truputį darosi aplink per aplink. Tiksliau, ten pat per aplink. Ir ten pat per kitą aplink. Tai nežinau, kiek man čia pavyko dabar papasakoti, ką iš ko mes perdodam ir perimame, bet jo, būtent apie perėmimą ir būtent apie kartojimą aš ir norėjau kalbėti ir dėl ko kartojame irgi norėjau kalbėti. Tai va. Ir ar pavyko tradiciją neidealizuojant, irgi iš to nežinau. Greičiausiai nepavyko šitas, bet... Mačiau buvo klausimas. Taip. Jūs minėjote, kad atskirite kopijavimą nuo kartojimo. Kada prasideda kopijavimas ir nepakartojimas? Ar pasikeis? Na, greičiausiai čia reiktų tada grįžti prie tos reprezentacijos arba to pavaizdavimo iš naujo parodymo sampratos, ne? Tai yra, jeigu aš bandau parodyti va šitą konkrečiai kažkokį kūrinį, tarkim, kaip kūrinį, ne? Ir jeigu aš pati esu tik tai tas instrumentas, kuris rodo, ne? Tai tada tai yra tada toks tikslus nukopijavimas. Ir aš nežinau, ar apskritai šitoj aplinkoje tas aktualu. Na, aš tą susijėjau kalbėdama labai trumpai su tokiu vienu pavyzdžiu, tai yra su tuo lopšinės pavyzdžiu. Ir tai buvo iš tikrųjų tas atvejis, kai aš supratau, kad kopijuoti yra žema. Kopijuoti yra, kad tas grynas kopijavimas, jisai visiškai, netgi kažkaip negražu prieš tą žmogų, iš kurio tu paimi tą kopijuojamą daiktą. Ne? Bet kaip tokiu atveju pakartoti, tarkim, veiksmą, jis yra nepakartojamas. Jis turi tada būti susijęs su daugybė kontekstų, kurie yra visiškai kitokie ir jie neišvengiamai pakeis ir patį tos, tarkim, lopšinės turinį. Dainuosi visai ką kitą ir ne tik su kitu vardu, bet ir su kita nuotaika ir visiškai galbūt jau su kitu tekstu vienur ar kitur. Tai yra tas pakartojimas veiksmo ir kopijavimas. Kopijavimas jisai bando perduoti tą gryną formą, tikslę formą. Ir jisai tada seka tą vieną aiškę judesių seka, judesių trajektoriją ir čia taip yra. Ne vienas veiksmas, jis nėra judesių suma, tiesiog tų atliekamų judesių suma. Ir ne vienas veiksmas nesutampa su ta judesių trajektorija. Veiksmas yra kažkas nepalyginamai labiau kompleksiško ir vientiso. Aš tą pačią temą, iš tikrųjų, klausydama jūsų, aš prisiminiau savo vaikystės patirtį. Taip labiau galbūt tai buvo laidotuvės ir močiutės, 3 močiutės, jos giedojo tas senąsias giesmes. Ir paskui visos tos kiti žmonės, kurie sėdėjo šalia, jie įsijungė. Ir tai buvo taip
nu, taip gražu ir taip natūralu. Bet tai buvo seniai. Ir dabar neseniai, tame pačiame kaime, kažkas, kaip jūs sakot, pabandė tai pakartoti, pritarė elektriniams vagonams. Ir aš supratau, kad aš pykstu. Ir aš dabar suprantu, kodėl tas pyktis ėjo iš manęs. Aš galvoju, tai ne tai, ką žinau, tai visai ne tai. Aha, bet jūs elektriniai vargonai sunervino? Su senovinė giesmė, laidotuvė. Ir man taip kažkaip visiškai keistai ir net, sakau, toks kažkoks vidinis pyktis sukilo. Galvoju, kas čia dabar, kodėl jis taip daro? Na va, čia apie laidotuvės aš dabar prisiminiau tokio gruzinų filosofo, yra labai toks garsus gabaliukas jo vienoje knygoje, paskaitose apie antikos filosofiją, kuris jai pasakoja, kaip jisai praregėjo irgi vienose laidotuvėse, kur irgi buvo raudos, tai yra ne tik turbūt dzūkų tradicija, bet ir gruzinai irgi turi kažką panašaus į raudas. Ir jisai galvojo, kaip taip galima apsimestinai dabar gebėti raudoti, nes rauda ne tas artimiausias žmogus, rauda tie profesionalūs raudotojai taip pat ir ten. Ir kaip čia taip galima dabar reiškia apsimesti, kad čia ir raudoti, ir verkti. Ir paskui jisai suprato, kad tai yra ritualas, kuris parodo kryptį, gedulo kryptį. Ir kad jisai padaro taip, kad va čia irgi dabar tų artefaktų, kuriuos mes aplinkui save turime svarba, kaip ir tos jūsų giesmės, kad tie artefaktai jie yra tam, kad jie rodytų, ką žmogus toj situacijoje jaučia ir kaip žmogus toj situacijoje, tas toks visiškai abstrakčiai, koks ir kokia yra žmogiška reakcija ir kokia yra žmogiška laikysena toje situacijoje. Ir to abstraktaus, tikrojo, kažkokio grynojo, aišku, nei žmogaus, nei veiksmo jo niekur niekada nėra ir nebuvo. Bet tie artefaktai jie kraipo tą linkme mus atskirose situacijose, kad mes galėtumėm tą. Taip. Man gal tiesiog labai surezonavo, ką jūs dabar čia pasakėt apie tą kryptį, nes prisimenu, kai mano dzedukas, kai šitą jų išėjo, tai nedzingiai šitą Dzūkijai buvo užsakytos 2 giedotojos, užsakė, nes kaime reikia, tas nereikia parodyti, nes žmonės gal šnekės kažkaip, kad čia kažkas tokio, pusiau tokio. Dzedukas tai ten į bažnyčią įsikojęs nekėlė ir nebuvo religingas, bet tos giedotojos. Ir jos taip tikrai, aš prisimenu, taip nuoširdžiai, 2 dienas jos rauda ir gieda, ir jos rodo nei artima, man iki galo gal nėra tai artima, bet jų buvimas labai stipriai padėjo per tas 2 dienas kažkaip išeiti tą gedulą, įeiti į tą visą tą, tikrai tą tokį kažkaip suvokimą, kodėl čia, kaip čia sėdi, kodėl čia sėdi, kas čia vyksta ir atrodo, tas padėjo išvaikščioti tą atsisveikinimą turėti. Tai labai man patiko. Labai gražu, jos parodė, kas vyksta. Jo, nurodė. Kad tai nebūtų tiesiog kažkoks toks kasdienybė išnykstantis dalykas. Parodė, kas vyksta. Ar norėtų dar kas nors pasakyti? Ne. Dabar iš tikrųjų... Kokia jums asmeniškai brangiausia tradicija, kurią jūs nešate su savimi? Na, kaip ir mes visi, mes daugybėje tradicijų esame. Aš irgi esu daugybėje tradicijų. Tai yra ta daugybė, galbūt jinai nėra kažkokia čia begalinė daugybė, jinai vis tiek yra, reikėtų tiesiog gerai pagalvoti, kokie veiksmai man yra geriausi, kokių aš mokiausi iš tikrųjų su tokiu atsidavimu, kad labai norėjosi juos atrasti iš naujo, atrasti savo, nežinau dabar, kas spontaniškai ateina į galvą, mano kažkokios tos profesinės tradicijos, aš nuo paauglystės mokiausi austi, esu audėja. Ir ta amato tradicija, jinai irgi yra labai kažkokia
dabar jau labai mažai turiu tam laiko, nebeturiu praktiškai, bet tikiuosi dar turėsiu labiau pasenusi. Tai jinai yra kažkokia tą mokymosi visą procesą, kai mokaisi amato, supranti labai gerai. Ne? Tai yra tas tikslinimas, kur praktiškai kiekvienas judesys jisai tikslėja sulig kiekvienu naujų darbu. Ir tas yra labai įdomu. Lygiai taip pat ir kokia nors čia filosofijos ar pasakojimų tyrinėjimo tradicija irgi jinai yra. Tos akademinės tradicijos yra paprastai labai griežtos, smarkiai per griežtos ir jau ten praradusios bet kokį veiksmo, padoraus veiksmo išmokimo prasme, jos yra kartais ribojančios visiškai kitaip negu kad mums norisi, bet jos irgi egzistuoja. Yra kultūrinės tradicijos, kurios man irgi yra svarbios labai. Ir taip pat ir regioninės, nežinau. Ir, ko gero, mano brolis, tarkim, labiau akcentuoja savo buvimą žemaičių, aš šiek tiek mažiau. Bet yra dalykų, kurie man labai rezonuoja irgi iš tos kultūros. Tai vat ir taip toliau čia. Tęsti. Taip. O būtent žemaičių, ar galima tapti dzūkų? Galima labai trumpą pavyzdį. Nors 7 milijonų kražiuką gyvenimo valgo Gudonių kaime ir kaimynas buvo žemaitis. Ir atėjo paštininkė vieną dieną su laišku ir sako, nėra jūsų kaimyno. Sakau, čia tokio žmogaus iš vis kaime nėra. Gyvenime jis čia toks negyvena, sakau, čia supainiotas kaimas. Bet žmogus ištekėjo vedė čia ir priliko žemaitis ir liko žemaitis. Ai, tiesiog prisikirpti. 50 metų sužinojau, kad jis turi kitą pavyzdį. Jis buvo žemaitis, jinai buvo žemaitienė. Žemaikukas kėtas ir jinai. Labai paprasta. Reikia tik apsidžadį dzūkę. Aš jums kaip dzūkam galiu papasakot, kaip aš jau grybaudžiau Žemaitijoj. Ir tas labai skirtingas tradicijas rodo, aš to suprantu, kodėl jo niekas nepriėmė. Tai kaip ten išdidžiai savo prisigrybavau, kai buvau išmokyta jau tėvo, reiškia, Dzūkijos miškuose, nes iš Vilniaus važiuodavom į Dzūkijos miškus ir ten grybaudom. Reikėjo pavažiuoti iš vieno kaimuko į kitą ir susidėliojau, kaip reikia ten baravykus ir rudmėses viršui, ten lepšius po apačią ir jau sėdau į tą autobusą, ten tokia labai simpatiška bobutė, šalia mane sėdi su balta skarytė, tokia maža sena, labai faina ir taip pasižiūri mane, sako, jau jėst, turi ko. Tai tas mišką kerpių prisipjaustai man kažkaip išliko visam gyvenimui kaip skirtumas tarp Dzūkijos ir Žemaitijos. Ir iš tikrųjų pats baisiausias žodis, tai čia net ne kerpė, o tas mišks. Maždaug taip tarėsi žemaitiškai, nes tas mišks, tai ten, kur kojos negalima buvo įkelti visą vaikystę, nes kirminsi kos. Ten tikrai tos gyvatės buvo nuodingos ir besikaimiojančios ir tiesiog pati ta aplinka jinai duoda visiškai kitą gyvenseną ir visai kitus akcentus ir kitą supratimą. Tai va. Bet tai nereiškia, kad ten kuri nors yra, pavyzdžiui, geresnė ar blogesnė. Dar norėčiau paklausti, dabar kilo mintis, kad klausant jūsų, pažiūrėjome ansamblį situaciją, sakyti. Tai jie suvažiavę iš visų pašalių į Vilnių ir dainuoja visų regionų dainas. Sakysim, išmoksta vėl. Tai jau kiek čia kopijavimo, kiek čia tada tradicija. Aš skiriu folklorą, sakysim, jaunų dainų šokio ansamblį, ten jau tikrai kopijavimo, bet reiktų folklorą tada. Gal net ir tų dainų šokių kažką jie galbūt irgi patiria, nes aš tai manau, kad čia negalima taip pat apibendrinti ir sakyti, kad jau visi folkloristai kopijuoja ir aš manau, kad labai daug kas ir nuo pačių jų.
tiesiog nuo jų asmeniškai priklauso. Ir dėl ko jie iš viso tą daro. Nu, ta prasme, žmogui dažniausiai niekas algos nemoka, kad jis ten eitų ir dainuotų. Ne? Tai yra kažkas, kas ragina ir skatina tą daryti. Ir reiškia, yra ir kažkoks, kiek aš žinau, praktiškai visi tie žmonės, jie ir šiaip dainuoja. Jie nedainuoja vien suvažiavę į Vilnių scenos, tik tai. Jie ir šiaip dainuoja, jiem to reikia. Jie dainuoja visur, neužtildysi. Tai paplojai. Creator es la